Neretai trumpam susidūrę su sudėtingomis situacijomis ir būdami pavargę sakome, kad perdegėme. Bet iš tikrųjų perdegimas yra rimta ir gyvenimą klastojanti problema, nes tai reiškia, kad jūs arba nebegalite atlikti savo darbo efektyviai, arba nebesimėgaujate darbu. Ir nors aiškaus bei vieningo perdegimo apibrėžimo dar nėra, bet bendraja prasme jis apibūdinamas kaip emocinio, dvasinio ir fizinio išsekimo būsena, kurią sukelia ilgalaikis stresas patiriamas darbe. Perdegimas dažniausiai pasireiškia prastu darbo atitikimu asmens vertybėms ir poreikiams, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros nebuvimu, sėkmės, produktyvumo ar galimybės augti bei tobulėti darbe stoka. Nors perdegimas dažniausiai būna galutinis pernelyg ilgai besitęsiančio streso darbe rezultatas, vis dėlto stresas ir perdegimas nėra tapatūs dalykai. Daugelis maišo stresą ir emocinį išsekimą arba kitaip perdegimą. Siekiant atskirti stresą ir perdegimą, Pasaulinė sveikatos organizacija pateikia šiuos streso bei perdegimo simptomų skirtumus. Ilgai trunkant, nuolatinis stresas veda į perdegimą, kai specifiniai psichologiniai požymiai susimaišo su natūraliomis kūno reakcijomis į stresą, tada ir prasideda perdegimas. Ir tai yra galutinis išsekusio kūno ir proto rezultatas. Perdegusi asmenį gali pradėti kankinti nemiga arba atvirkščiai mieguistumas. Bandydamas pabėgti nuo neigiamų jausmų, asmuo gali pradėti piktnaudžiauti daugeliu dalykų, pavyzdžiui, seksu, alkoholiu, vaistais ar narkotinėmis medžiagomis, pasilinksminimais, apsipirkinėjimu. Be to gali pradėti irti santykiai darbe ar už darbo ribų. Perdegimas gali pakenkti tiek darbo našumui, tiek ir sveikatai. Kai kurie žmonės patiriantys perdegimą jaučia, kad jų darbas jiems nebeįdomus, nebeteikia džiaugsmo. Jie tampa neryžtingi, krenta jų produktyvumas, ima prastėti darbas ir jo kokybė. Jie gali net nebesirūpinti, kaip gerai atlikti darbą, pradėti užduotis atlikti mechaniškai. Perdegę asmenys gali bodėtis arba jaustis išnaudojami. Jie gali bijoti kiekvieną rytą keltis ir eiti į darbą ir gali pavydėti tiems, kas yra laimingi ir patenkinti savo darbu. Dar kiti gali pradėti dar labiau stengtis, ypač jei jų darbas yra intensyvus, sunkus, reikalaujantis daug jėgų ir įtemptas. Jie bando balansuoti tarp daugybės funkcijų, procesų, pasiduoti daugybei besikeičiančių ir daugybės jėgų reikalaujančių situacijų įtakai savo pačių gerovės ir sveikatos kaina. Taigi, nuolat darbe patiriamas intensyvus stresas daugelis žmonių priveda prie perdegimo sindromo. Tokie žmonės tampa pesimistais, viskuo nepatenkintais, jų nebetenkina darbas, jie tampa psichologiškai silpni, išsenka energijos resursai, mažėja atsparumas ligoms, išnyksta susidomėjimas darbu. Pasiekę paskutinę perdegimo fazę, žmonės jau gali būti nebeveiksmingi. Perdegimas darbe nėra darbinio streso simptomas. Tai yra nesusidorojimo su darbo stresu rezultatas, kuris kyla dažniausiai ne dėl vieno ar kelių traumuojančių įvykių, o dėl nuolatinio, ilgalaikio, sunkaus su darbu susijusio streso. Taigi stresas ir perdegimas nėra tapatūs dalykai. Stresas yra įprasta ir neišvengiama tiek profesinio, tiek asmeninio gyvenimo sudėtinė dalis. Kiekvienas žmogus turi daugiau ar mažiau vidinių išteklių sėkmingai įveikti stresinės situacijas. Tačiau svarbu, kad jų nebūtų pernelyg daug ir stresas nebūtų itin užsitęsęs. Stresinėje situacijoje atsidūrusiam asmeniui būdinga vidinė mobilizacija. Jis pernelyg įsitraukia į veiklą, patiria intensyvias emocijas, veikia skubotai, hiperaktyviai, jaučia nerimą. O stresui užsitęsus žmogus išsenka, netenka fizinės energijos. Ilgai veikiant intensyviam stresui pradeda vystytis perdegimas.
o perdegęs žmogus tiesiog nebeturi vidinio kuro, atsitraukia nuo veiklos, jaučia bejėgiškumą ir neviltį, jo emocijos blankios. Motyvacija išsekusi, žmogus tampa abejingas ne tik darbui, bet ir savo pačiam. Su stresu susiduriame, kai visko yra tiesiog per daug, per didelis spaudimas, per dideli fiziniai ir psichologiniai reikalavimai. Stresą patiriantis asmenys dažniausiai suvokia, kad pasijustų geriau, jei tik pajėgtų ir galėtų su viskuo susitvarkyti. Jei ir jūs savo darbe susidūrėte su per dideliu spaudimu, per dideliais fiziniais ar psichologiniais reikalavimais, per dideliais klientų skaičiais, atsakykite į klausimą. Ar atostogos jums padėtų atsigauti ir atstatyti jėgas, pasikrauti energijos? Jeigu jūsų atsakymas yra teigiamas, tai tikėtina, kad susidurite su stresu, o ne su perdegimu. Jeigu apie stresą kalbama, kai visko yra tiesiog per daug, tai apie perdegimą kalbama tada, kai visko yra nepakankamai. Perdegimas tai jautimasis tuščiu, išsunktu, neturinčiu motyvacijos, neretai lydi ir jausmas, kad niekas jumis nesirūpina, ne tik jūs patys, bet ir aplinkiniai. O perdegimą patiriantis asmenys dažnai nemato jokių teigiamų vilties pokyčių. Taigi perdegimas gali būti ilgalaikio streso pasekmė, bet abu šie reiškiniai skiriasi vienas nuo kito. Taigi trumpai susipažinkime su pagrindiniais streso ir perdegimo skirtumais. Jei stresas yra pernelyg didelis įsitraukimas į veiklą, tai perdegimo atveju mes siekime atsiriboti, atitolti nuo vykdomos veiklos. Jei stresą patiriantis asmenys yra pernelyg emocingi ir hiperaktyvūs, tai perdegimo atveju yra priešingai. Tokių žmonių jausmai atbunka. Jie jaučia savo ir situacijos beviltiškumą. Jei streso metu mes išeikvojame tiesiog per daug energijos ir jos netenkame, tai perdegimo atveju mes kalbame apie motyvacijos, idealų, vilties praradimą. Perdegusiems asmenims ne tik atbunka emocijos, jie tampa tiesiog abejingi, stengiasi atsiskirti nuo kolegų, šeimos narių, klientų, juos kamuoja depresija. O ilgainiui gali pradėti ryškėti net ir suicidinės mintis. Vaizdžiai perdegimo, streso ir depresijos sąsajas galima pavaizduoti taip. Ilgą laiką susidurdami su per dideliu spaudimu, pernelyg aukštais reikalavimais, pernelyg mažais ištekliais ir palaikymu, ilgainiui galime pereiti į perdegimo stadiją. Nesprendžiama perdegimo problema po kurio laiko pakeičia žmogų, atbukina jo emocijas, žmogus siekia atsiriboti nuo kolegų, draugų, tampa ciniškas ir nepakantus kolegoms, artimiesiems, klientams, netgi pats savo. O tai sudaro palankę terpę depresijos augimui, kai nukrenta žmogaus savivertė, pasitikėjimas savimi, apima beviltiškumas ir apatija, gali pradėti vystytis polinkis į savižudybę. O plačiau su perdegimo ir depresijos panašumais ir skirtumais susipažinsime kitose kurso dalyse.